Kariuomenę sudarytų vienas nedidelis blokas iš pastoviai pasirengusių karių. Kariuomenė būtų naudinga begalės sričių. Pirmiausia, tai pagalba ES šalims narėms sulaikant pabėgėlius srautus. Mums bendra kariuomenė yra būtina, nes kitaip ES ilgainiui praras savo įtaką užsienio sferose. O galiausiai negalėsime susidoroti ne su mūsų pačius išbandančiomis problemomis. Yra daug šalių, kurios tikrai nenori bendros armijos. Tai pavyzdžiui, yra tokios šalis kaip Švedija, Suomija, Airija, Austrija, kurios yra neutralios ir tai yra jų konstitucijose įtvirtinta. Nepriklauso jokiem kariniam blokam ir jos neprisijungusios prie NATO, nepaisant to, kad jos yra ES narės. Tokia armija prieštarautų ES įstatams, todėl kad tai yra sukurta ekonominė bendryja, o ne militarizuota sąjunga. Ir Europos tikslas yra atvira Europa, o nesudarytas kažkoks uždaras blokas. ES kariuomenė užtikrintų ES šalių narių sienų saugumą. Austrija, Švedija, Suomija, Airija, Kipras ir Malta neturi jokios kitos gynybinės apsaugos, kaip tik savo kariuomenę. Kaip jūs įsivaizduojate, kad ES kariuomenė išspręstų Kipro problemą? ES kariuomenė neleistų gal tiek daryti įtaką Kipro politiniam gyvenimui, kiek dabar daro kitos aplinkinės valstybės. Apibendrinamas norėčiau pasakyti, jog ES kariuomenė yra reikalinga, kad užtikrintume ES šalių narių sienų saugumą, taip pat apsaugotume šalis nuo galimos grėsmės iš aplinkinių valstybių ir sumažintume vis didėjančio terorizmo kiekį Europoje. Dviratis jau yra išrastas ir jisai labai gerai važiuoja ir nereikia jo daryti iš naujo. Europoje būtų neįmanoma įkurti armijos dėl didžiulių kultūrinių skirtumų ir dar prie to pačio. Europoje nėra bendros konstitucijos, bendros valdžios, bendros teisinės ar mokesčių sistemos, bendrų kalėjimų ir visokių tokių dalykų, kurie pasėtų dirvą neišmatuojamai korupcijai, neteisybei ir diskriminacijai. Jie galėtų užtikrinti ne tik ES vidaus saugumą, bet ir išorės. Tokios valstybės kaip JAV ir Rusija, turėdamos kariuomenę, daro žymiai didesnę įtaką ir gali labiau pasireikšti ir teikti savo balsą tokiose situacijose kaip Afganistano karas arba konfliktas Sirijoje. Ir ES pati taptų kaip svarbesniu žaidėju pasaulio politinėje arenoje. Armija ir konfliktų sprendimas kariniais būdais tai yra jau nesugebėjimas susidoroti nesugebėjimas tais konfliktais susidoroti demokratiniais būdais. Geriau turėti daug armijų, kurios būtų tarpusėje koordinuojamos, negu kad turėti vieną bendrą neveiksnę kažkokią košę, kaip jūs siūlote. Jeigu jums NATO nepatinka kažko, tai yra SAFE organizacija, Synchronized Armed Forces Europe, kuri turi paruošusi žaibiško reagavimo planus, kuri turi paruošusi bendros gynybos planus ES valstybėms. Ir tai irgi yra puikus pakaitas tai kariuomeniai ir žymiai efektyvesnis. Teigiame, kad ES armija suteiktų humanitarinę pagalbą vieningai ir greitai ir efektyviai. Jie į tai atsakė vienu sakiniu. Pirmojų kalbėtojai pasakė, taip, humanitarinė pagalba yra vertybė. Mes sakome ačiū, jie sutiko, mūsų darbą padarė už mus. Nedėkui. Tai, kad kažkokia organizacija kažkur egzistuoja, nepaneigia kitos savarankiškos organizacijos prasmės ir reikalingumo. Todėl mes manome, kad būtent koordinuota armija, kuri apžiūrėtų visą Europą ir jos nevaržytų nacionalinių sienų ribos, būtų tai, kas būtų pravartu ES kovojant su terorizmu. Mes sakome, kad jeigu kažkoks politinis junginys turi armiją, turi kažkokią kietą jėgą, kuri gali paremti jų sprendimus, jin tampa daug efektyvesnė ir mes remiamės JAV, Kinijos ir Rusijos pavyzdžiais. Mes manome, kad dėl visų šių priežasčių, tiek viduje, tiek užsienio politikos klausimais, ES būtina turėti armiją ir mes manome, kad kadangi oponentai į tai nereagavo, mes jau laimėjome šį debatą. Dėkui. Sveiki visi. Atsiprašysiu, mano iškalba nėra tokia graži, kaip kad Justino, bet aš užtat netušiai šneku. Matote, nuo pat pradžios Justinas mus puola ir visa šita komanda puola mus sakydami, kad mes nesupratumėm temos, mes nesupratumėm jo argumentų. Tačiau mes esam tie, kurie labai gerai, labai aiškiai suprato, apie ką mes turim šnekėti. Mes šnekam, ar yra naudinga turėti armiją. Mūsų argumentai nuo pat pradžių buvo tai, kad armija atneš labai daug praktinės nenaudos ir praktinių bėdų ir tai bus labai nepatogu ir net neefektyvu. Viena problema, kuri yra bendra visiems jų argumentam, yra, kad jie neveikia realybėj. Jie yra utopiniai ir jie būtų gražus ir veiksmingi ir mes su jais sutiktumėm, jeigu mes gyventumėm utopijai. Tačiau niūri realybė, mes negyvenam utopijoje. Dėl to niekas niekada nekaltina Jungtinių tautų organizacijos, kuri yra pagrindinis batalionas demokratijos pasaulyje, turint armiją.
nes jų intervencijos yra humanitarinės pagalbos. Tai mes manom, kad viena bendra ES armija atneš tik daugiau papildomų problemų, kad visos jos prevencijos, visi tie humanitariniai pagalba jau tai yra vykdanti ir kad visi tie utopiniai argumentai yra tiesiog tuščios šnekos ir mes matom realius skaičius, mes matom realią kariuomenę, kuri daro nieko gero ir atneša daug žalos. Ir būtent dėl šitų priežasčių mes prašom palaikyti neigiančiųjų komandą. Ačiū.